Sveiki visi atvykę į mūsų podcastą pavadinimu Tipo prie meno. Aš esu Domas, čia yra Evelina ir Augustė ir šiandien mes šnekėsime tema kavos aparatas, klaustukas. Ir manau, kad galime savo diskusiją pradėti nuo tokio apšilimo, tai kaip pradedate savo dieną, pavyzdžiui, tokį išsikelt? Na, kadangi niekas nekalba šiuo metu, tai aš pradėsiu. Pasakydama, kad savo rytą dažniausiai pradedu nuo kavos, bet kava būna labai stipri. Tad įsirinkti kažkokią kavą man asmeniškai yra labai sunku. Nes pati mėgstu gaminti ją ir kaip ir minėjau, ji būna stipri, tad kažkokia kavinė dažniausiai man būna toks kaip nedalykas. Jo, aš tai visiškai sutinku irgi, pradedu kavą nuo ryto. Pradedu rytą nuo kavos, irgi mėgstu stiprią gerą kavą, visą laiką geriu namuose. Ir jo, esu fanas, tai sakyčiau, kad savo rytą pradedu grinai va kavos, nes man realiai nepradeda dienos niekas kitas. Aš jeigu atsikeliu ryte ir turiu iš karto varyti į universitetą ar kažkur, tai man tas kavos išgerimas, o kaip ir šiandien, kaip čia rinkomės, nepusryčiavau, nieko nedariau, bet išgeriau kavos, kad žinočiau, kad jau I'm going, jau prasidėjo diena. Aš iš vis negeriu kavos, tai prieinant prie menų fakulteto, labai gaila iš tikrųjų, kad nebeliko kavos aparato ten, nes labai norėjau paragauti, bet nespėjau, o dabar nėra iš ko paragauti. Jo, mano siurprizai. Tai grinai, kai atėjom, prasidėjo antras kursas, mes esam be kūrybinių industrijų studentai, gal reikėjo paminėti anksčiau. Bet jo, kai prasidėjo antras kursas ir atėjau į fakultetą ir ta tokia tuščia ertmė kampe, žiauriai nustebino, nes aš grinai negerdavau namuose kavos, tam, kad išgerčiau fakultete. Jo, man atrodo, dar reikėtų paminėti ir tokį dalyką, kad dažniausiai, ne tik studentams, bet šiaip ir visiems žmonėms kavos tipo gerimas tampa kaip toks ritualas ir ta ritualo dalis menų fakultete ir būdavo kavos aparatas. Ir dabar kaip nėra, atrodo, kad tu net neturi vietos, kur būti ir atrodo, kad arba tu tiesiog būni tada jau lauke, arba eini tiesiai į paskaitą. Ir mes neturime to tokio tarpinio varianto, tarpinės vietos, kur pabūti prieš einant į paskaitą. Bet bendravimas su kitais kavą tą begeriant. Jo, o tu, Augustė, ragavai fakultete? Va būtent yra tas dalykas, kaip ir minėjau, kad man patinka labai stipri kava ir man visada atrodydavo toksai tos kavos aparato vaibas, kad tenais bus kava šiek tiek tokia su dar kartą praskiestų vandeniu. Ir aš žiauriai bijodavau iš tenais ragauti, nes nežinau, gal man kažkas atsitiks, aš apsinuodysiu ar kažkas tokio. Tai visada būdavo tokia baime, tad irgi kaip ir Evelina neteko niekada paragauti ir nežinau, galbūt jeigu jisai būtų, aš prisiverščiau save išbandyti ir žodžiu, kadangi nėra, tai nėra. Jo, aš iš karto debunkint galiu, kad ten yra bloga kava, nes asmeniškai tai man labai patiko. Man tikrai buvo žiauriai skani kava, aš turėjau savo visą receptūrą. Aš pasiemu moką, įsidedu 2 paspaudimus karamelės, įsipilu pusę vieno to pakelio cukraus, viską išmaišau ir, ta prasme, kai dar pravėsta, biškai paskaitos eigoje, tai buvo kažkas dieviška, man taip skanu buvo. Ir tokia diabeto, tokia cukraus bomba buvo, bet labai startuodavo mano dieną, labai buvo geras dalykas. Aš dar pridėsiu prie Domo minties tai, kad žiauriai nice būdavo, kad prie kavos aparato tu galėdavai turėti pasirinkimus, sau ten pagal savo skonį, kas patinka, ten kaip karamelė ir taip toliau, nes tai duodavo tokį labiau, nežinau, self-made irgi ritualą, kad tu gali pasidaryti pagal save tą kavą ir, nežinau, neteko išbandyti, vėlgi, galbūt dėl to, tipo, būtų įmanoma sugrąžinti tą kavos aparatą. Tai tiek. Jo, grinai sutinku, tu jauties, kai toksai mini barista. Taip, tu toksai biškai pasimiksini, pasiten kažką. Jo, fan. Turėti tą savo receptūrą, kuri tau tinka, tas yra labai gerai su kava. Ir dar iš tikrųjų šiek tiek gal net nuskriausti esam, todėl kad VDU universiteto kitose patalpose, pavyzdžiui, Putvinskio gatvėje, Donelaičio gatvėje, taip pat teologijos fakultete, visur yra kavos aparatai,
o mes dėja nebeturim. Jo, žiauriai not fair, nes, nu, toksai, ir taip jau tas menų fakultetas yra biškai toliau nuo visų kitų, bet, nu, not really, tipo, bet, nu, tiesiog, mūsų fakultetas labai, labai toksai mūsų tie tikrieji namai ir ten norėtųsi, kad viskas būtų labai taip, kaip įsivaizduojam, Taip. bet va, trūksta, atrodo kažkas dingo ir trūksta. Jo, nenoriu pavogti minties, prieš tai kalbėjome su Evelina, kad tas kavos aparato trūkumas net gali tipo, būti vėlavimo į paskaitas priežastis. Tai tu, tipo, kaip tu čia galvoji, kodėl taip yra? Nes prieš paskaitas, kai paskaitos vyksta menų fakultete, žmonės, studentai eina dažniausiai turbūt į kofeiną, kur yra Senamiesčio gatvėj. Ir nespėja paskui tiesiog laiku ateiti į pačią paskaitą. O kai buvo aparatas pačiam pastate menų fakulteto, tai viskas buvo greitai ir patogu, viskas vietoj. Dar pridėsiu tą mintį, kai būdavai tu pirmo kursus, tai tikriausiai daugelis susiplanuodavo net savo tą laiką, kad aš dar spėsiu ateiti į fakultetą ir pasidaryti savo kavą. Kadangi prasidėjo nauji mokslo metai, tas visas ritmas šiek tiek įsimušė ir dabar tu turi pagalvoti apie tai, kad dar tau reikės nueiti į kavinę, kur tikriausiai irgi bus eilė žmonių ir visas tas dalykas irgi toks tampa šiek tiek keblesnis. Ir man asmeniškai tai labai patiko. Man, nu, visi žinom, kad yra toks iconic feeling, kad tiesiog esi su kompu, kavos puodeliu ir tu toksai įeini į tipo auditoriją. Like, that's so fun. Ir man patinka, nes tu irgi kai stebi, klausai paskaitą, tau vis tiek nėra kažkokios monotonijos tiesiog sėdėti ir žiūrėti, tu turi kažkokią veiklą, tu toksai atsigeri, pasidedi, ten kompą užsirašai, toksai yra visas procesas. Mes prieš podcastą pasiklausėm žmonių iš administracijos šią temą, tai galim pasidalinti, ką jie yra pasakę. Mes paklausėm mūsų studijų referentės apie šią temą, tai jai viskas Chill Brazil labai pasisekė, jai netrūksta jo, nes mes ganai buvom jos kabinete ir tiesiog turi savo fancy ten tą kavos aparatą, tai aš įsivaizduoju, kad jai nereikėjo tipo, mokėti pinigų, tipo, pirkti kavą ir mokėti pinigų čia. Tai jo, tai jinai jo nepasigėdo, jinai net nelabai pastebėjo, kad yra kažkoks poreikis studentams, nes mes buvom pirmi, kurie atėjom ir paklausėm, tai jinai buvo net taip savotiškai nustebus, o ir Diana irgi yra darbuotoja mūsų menų fakultete, tai jinai mus paprotino, kad kavos aparato nėra, nes ta vieta yra nuomojama, konkrečiai va tas va kampas ir nei viena firma nesutinka mokėti nuomos kainos ir dėl to, nes negauna pakankamai pardavimų iš to, nėra, kad pakankamai studentų pirktų tą problemą. Tai irgi kyla klausimas, gal mums vieniem atrodo, kad jos žiauriai reikia, bet jeigu nieks neperka, tai gal nereikia tada. Bet aš įsiterpsiu į tavo nuomonę, tikrai, kad gal mes įsivaizduojame, kad čia tik tai mes tryse pastebėjome šitą problemą, bet visai nesenai teko pačiai pabūti menų fakultete ir išgirsti ir pačiai pradėti kalbėti tą temą apie kavos aparatą ir išgirdau, kad mūsų fakulteto studentai, kurie nėra kūrybinių industrijų studentai, bet studijuoja kitą kryptį, taip pat pradėjo savo diskusiją apie kavos aparatą. Ir jie irgi pasigėdo to dalyko. Tai problema tikrai yra bendra, tik galbūt niekas neišdrįsta ateiti ir pasakyti, kad jau mes norime kavos. Jo, tipo, dar yra tas momentas, kad atrodo jau dingo visam gyvenimui, jau tas tipo aparatas. Bet mes va irgi su tą pačią Dianą pašnekėjom ir jinai mums patikino, kad vyksta konkursas, kad ieško įmonės, kuri norėtų užpildyti tą mūsų tuščią kampą dabar, bet dėja nesėkmingai. Čia buvo rugsėjo pradžiai paskelbtas ir dar neatrado įmonės, kuri norėtų, bet man atrodo skelbs dabar dar kartą. Nu, vienžai paieškos yra, tai gal kažkada atsiras, bet dabar yra toksai laikotarpis, toksai viškė. Tai Diana, tiek referentė yra pasakius, kad nepastebėjo labai didelio kažkokio poreikio, ar ten kažkokio ten, wow, kad mes čia iškėlę plakatus einam.
Bet iš studento perspektyvos tai tas toksai kavos puodelis rankoje yra toksai kaip conversation starteris ir tu gali bendrauti su žmonėm. Vis tiek būna, stovi ten, pavyzdžiui, eiliai prie to kavos aparato ir ten gali persimest keliais žodžiais su ne savo kurso studentais. Tai ta bendruomenės, tas kūrimas, manau, yra momentas, yra indėlis iš to mūsų liūdno kavos aparato. Tai va, manyčiau, gal dar pridėčiau tokį aspektą, kad šiek tiek menų fakultetas turi šiokią tokią atskirtį ir nesinori, kad ta atskirtis būtų ir tarp pačių studentų. Nes yra smagu pabendrauti su kažkuo, kas nėra iš tavo kurso ir galbūt, nežinau, laukiant eilėj pasirodytų tas žmogus, kur ten tavo ateities geriausias draugas, bet nėra kavos aparato, tai nėra ir tavo geriausio draugo. Ir šiaip kava kaip pati iš savęs yra, atrodo, vienas iš tokių bendravimo būdų. Tiesiog. Jo, mes dabar geriam vandenį, nors žiauriai mielai gerčiau kavą. Jo, pavyzdžiui, kai mes turėjome paskaitas katalikų teologijos fakultete, tai irgi man tai buvo vieta, pavyzdžiui, pabendrauti ir su dėstytoju Joriu, kurį mes labai mylim, mūsų specialybinės kalbos dėstytojas. Tai va, irgi, mes prieš paskaitą abu tokie atbėgę į ją ir abu tokie žiauriai greit žinom, kad mums reikia kavos. Tai irgi, yra niša, kur tu persimeti žodžiais pasiekti iš tos situacijos, kad abu gal ir vėluojate į paskaitą, bet geriau pasimsite kavos, negu atbėgsite be jos. Tai yra tas momentas. Nežinau, man tai labai patinka. Man buvo pirmas dalykas, kad kai aš įstojau, labai nustebino, kai mokyklai, pavyzdžiui, mes tokie negalim ten kavos, negalim ten rūkyti, atsiprašom, nieko ten negalim daryti, nes mes esam dar vaikai ir atėjom į universitetą ir va iš karto įeini ir stovi kavos aparatas, nes studentam to reikia, tai yra koks staple dalykas, žinai, kad mes gyventume. Turėt panašių patirčių, gal taip, kad irgi nustebintų jūsų buvimas. Gal tas, kad, ne kava, bet tas rūkimas. Tiesiog išeini lauką, ten, pavyzdžiui, dėstytojas stovi, ten studentai stovi, tai tas irgi toks buvo mini šokas, kai ateini, atrodo, iškart po mokyklos, atrodo, kad neturėtų čia labai stipriai skirtis, ateini, o čia visai kitaip. Tai tas labai nustebino. Aš dar gal papildyčiau Domo mintį, kad va su tuo, kad kavos aparatas tampa ir tokiu bendruomenės kūrimu ne tik tarp studentų, bet ir dėstytojų. Nes mokykloje dažniausiai, jeigu ten ateidavai į valgyklą ir stovėdavai kartu su mokytoja, tai net atrodo negalėdavai ten garsiai pasijuokti ar kažkas tokio. O jos eidavo į savo mokytojų kambarius. Ir irgi būdavo tenais atskirtis, o tau universitete to dalyko visiškai nėra, nes tu net su dėstytoju gali pakalbėti apie kavą ar šiaip kažkokius, nežinau, esminius dalykus. Tai tas irgi toksai kontrastas šiek tiek yra, kuris yra labai nice. Jo, o dabar aš noriu padaryti tokį dalyką. Mes galime labai diskutuoti apie menų fakulteto aktualijas ir jas lyginti su ten gimnazijom, progimnazijom, nes tikrai yra, kaip pastebėjome, drastiškas skirtumas ir tikrai žiauriai fainas skirtumas. Man tai, aš sakau, mane tai labai nustebino. Aš pamačiau kavos aparatą ir aš taip, I'm a big man, aš studijuoju, žinai, buvo tas. Bet, pavyzdžiui, galim palyginti su kitais univerais. Tai aš siūlau dabar paskambinti kažkam iš kito universiteto ir paklausti, kokia yra jų situacija su kavos aparatais, stotelėm ir kavos gavimu, nes daug kur yra problema, kad jinai yra neskani, brangi ir nėra mūsų kavos stotelių, kurias mes turim. Nėra jokių karamelių, cukrų, tu tiesiog ateini spaudėtas, žinai, kur pats viską padaro. Tai galime paskirti dabar sekundėlę, padaryti tokį mini skambutį. Ir paskambinam vienai iš studenčių. Alio. Labuka. Žiūrėk, mes darom dabar tokį podcastą ir norim tavęs paklausti apie kavą tavo universitete. Tai tai turi laiko biškę? Jo, turiu. Žiūrėk, kur studijuoji pradžiai? Taigi, aš studijuoju LSMU, medicinos fakultete studijuoju. Tikrai taip, tu esi protinga, šaunuolė. Ir kokia pas tavė yra situacija su kava? Ar jūs turit kur ją gerti, ar jinai skani ir panašiai? Gali tiesiog papasakoti apie tai? Tai gal tiesiog pagrindiniai du dalykai, tai
Visokiose kalbų katedrose ir bibliotekoje mes turim tokias kaip kavos aparatų stoteles, tai iš jų nemeluosiu, kava tikrai nėra skani, neminėsiu brendo, čia dėl konfidencialumo gal, bet tikrai kava atrodo, kad buvo į šiukšliadėžę pripiltas vanduo ir tada įpylė į puodelį. Tai vat nerekomenduoju, o visuomenės sveikatos fakultete turim kavos stotelę, ten labai labai skani kava, tiesiog, kad mums ten būna labai retai paskaitos, tai dėja aš negaunu ją pasimėgauti ir labai liūdna, bet tie, kurie studijuoja veterinariją arba visuomenės sveikatą, tai pastoviai geria skanę kavą iš geros stotelės. Ok, o čia ta kavos stotelės toks medinis toks dalykas, kur ten yra pasirinkimų, ten karamelės tokios įsipurkšta net ten tipo, ar... Jo. Taip. Ok. Padarytas visas kampas su visais sirupais ir iš tikrųjų yra tikrai labai labai gera skani kava ir gali pasidaryti kaip nori, kaip tau patinka. Ok, o tai ką jūs daro dabar, pavyzdžiui, kad tipo, nėra pas jūs kavos, tai kaip jūs sprendžiat? Tai arba mokam 6 eurus už kofeino kavą, kuri yra prie bibliotekos. Būna labai skanu, bet labai popa kišeniai. O šiaip arba nešamės iš namo, bibliotekai dar yra kava kaip kaviniai, bet jinai irgi nuo dienos priklauso, kartais būna labai skani, kartais būna labai neskani. Tai tom dienom, kai kava yra skani, džiaugiamės, o jeigu būna tokia 50-50, tai tiesiog splirdžinam ir einam į kofeiną. Arba jeigu tiesiog žinai, kad tu nebeturi finansų savo kišenį kaip biednas studentas, tai tiesiog nešies iš namučių. Ok, tai ačiū tau labai. Ačiū labai už atusą. Nu, gerai, tada netrukdau aš tau. Bye. Bye, Zys. Kaip ir matom tokį skirtumą, ne? Irgi pastebėjom, jie turėjo tą kavos stotelę, kur mes turėjom. Taip. Ir visi vagrinai sako, kad ten žiūri skani kava. Visiškai sutinku. Tai va būtent man ir buvo šiaip įdomu išgirsti, nes aš turėjau tokią nuomonę, kurį turi apie kitame fakultete esančią kavą, kad ten, žinai, iš šiukšliadėžės toksai, tipo, vaibas. Įpila taip Taip, nes aš grinai taip ir galvojau, man tie aparatai, aš nežinau, gal kažkokia baimė yra tokia asmeninė, kad ten kažkas ne to ir kaip aš nematau, kad kažkas man darytų, arba aš nematau, kad aš pati ten grinai pilčiau tą kavą iš virdulio ar kažko, tipo. Tai visada yra baimė, kad ten bus iš nepasitikėjimas, realiai. Taip, yra kažkokia nepasitikėjimo dalykas pas mane. Bet labai įdomu yra, kad, pavyzdžiui, tokiam universitete kaip LSMU, jie susiduria su problema ir tada mes irgi susidurėm su tokiam problemam, tai toksai, parodo, kad ta kava yra reikiamybė, žinai. Čia ir esmė tame, kad ta problema, atrodo, kad vienyje visus studentus, nesvarbu, ar tu, tipo, esi ten, nežinau, iš vieno universiteto ar iš kito, iš viso yra labai įdomu gal sužinoti net iš kito miesto, ką žmonės, tipo, galėtų pasakyti. Jie gal net neturi, tipo, jokių alternatyvų, pavyzdžiui, jo. Taip pat paminėjo kainų skirtumą, kaip, kad, pavyzdžiui, jeigu kavos aparatė kainuoja ten, kaip pas mus, kad būdavo 1,80 € kava, tai vat, jos situacija, kur kalbėjom mergina, tai jie 6 eurus moka, o pas mus, pavyzdžiui, šitam kafeinė latte 3,70, tai skirtumas yra ir mums studentams yra svarbu kava, bet taip pat yra labai svarbu ją įpirkti. Jo, bet tas yra, kad, tipo, kai kalbam apie studentą, mes žinom, kad yra bomžpakiai mums aktualybė ir yra kava arba energetinė, ne? Tai visiškai sutinku, kad tai turbūt grinai įperkami dalykai ir dalykai, kuriuos gali pirkti, tipo, reikia. Taip, dar čia paminėjai ir tą, nežinau, asociaciją, kad studentai taip pat geria ir energetinius. Ir daug kas, pavyzdžiui, pasakytų galbūt, kad jeigu nėra kavos aparato, tai tipo tau pigesnė alternatyva bus energetinis. Bet energetinis, tipo, jis, nežinau, mano kuklia nuomonė, galbūt nėra toks sveikesnis kaip kava. Ir žinau, kad čia labai... Negali būti. Ir žinau, kad čia labai, tipo, nėra controversial mintis, bet energetiniam cukraus kiekis yra žymiai didesnis ir jeigu pagalvojant apie šiokią tokią, nežinau, studentų sveikatą, tai geriau jau rinktis kavą. Jo, ir tas taurinas tiesiog, mus tai pump yra, žinai, iš karto. Man tai nepatinka energetinio šiaip poveikis. Kava, man yra toksai, kaip ir kalbėjom, dienos pradėjai, žinai, kažką, bet man tiesiog patinka tas toksai, kad mane relaksuoja, bet also
atrodo, nu, budina. O energetinis mane verčia judėti. Man toksai judinu koją, aš toksai supuosi visas ir tas mane žiauriai užnisa. Todėl man nėra toksai, kad man, kai reikia energijos, emu energetinį. Man taip kava nėra, kad aš ten pradedu ten šokinė daryti, ten kulverčius, kad nėra toksai drastiškas pokytis. Bet va, energetinis tai man nepatinka jo poveikis. Nu, man visų pirma, tai žiauriai kažkoks, nu, taip grinai jauties, tokį nuodą geri. Taip nesveika. Nėra, kad ten labai skanu, irgi tu jauti tokį metalą kažkokį burnoj. Tai nora fan, kava 100 kartų geriau yra. Man labiau patinka energetiniai, nes kavos nelabai geriau jo. Ne? Ok, cool. Tai va, mes turime žmogų su pavyzdžiu, kuris renkasi vietoj kavos alternatyvą energetinę. Taip. Jo, reikia va, visokių skonių. Taip. O tai jeigu tavo, Evelina, reikėtų dabar rinktis, ar pastatytų automatą Red Bull'o, ar pastatytų kavos stotelę? Which one? Kuri? Jeigu atsižvelgiant į kainą, tai imčiau kavą, nes energetinių kainų tu ten turbūt nelabai pakeisi, nes kiek eina, tiek eina. Pavyzdžiui, degalinėse daug brangiau iš vis būna negu parduotuvai. Tai čia irgi tose stotelėse. Pavyzdžiui, automatė irgi brangiau, man atrodo. Automatė irgi brangiau. Kituose, pavyzdžiui, mūsų universiteto pastatuose ten Putvinskį, Donelaitį, irgi ten yra aparatai, ten maisto, pavyzdžiui, bet irgi daug brangiau jie kainuoja, negu tu nueisi į parduotuvę. Tai šiuo atveju aš pasirinkčiau kavą. Gerčiau tą kavą, bet jo. Na tai man atrodo, mes jau pasiekėm tokį ir rezumuojantį tašką ir finišo liniją, kad kavos stotelė biure, jos reikia, tai yra grynai studentų tipinis dalykas ir mes jos neturim, mes dėl to liūdim ir mes sakom, kad reikia. Todėl įmonės, jeigu aš žiūrėsiu šitą video, mums reikia, kad jūs tą konkursą laimėtumėt ir savo kavą atsivežtumėt, nes jo reikia. Net laimi prieš energetinius, nors irgi čia toksai staple dalykas. Tai va, tai man atrodo galim sakyti, kad visiems, kad ačiū, kad žiūrėjot ir ačiū, kad klausėt ir vaizdiais. Iki kito pabuvimo tipo menininkais.